apie žmogų, kuris taip elgėsi. Vajetas rašo, kiekvieną kartą, kai tu girdi terminą iškasenų kuras, naudojama ekspertų kabutėse, pseudo ekspertų, jums yra meluojama. 1892 metais Ženevos konvencijoje, žinoma, Svisi konvencijoje, šveicariukščių konvencijoje, Džonas D. Rockefelleris sumokėjo mokslininkams, kad šie vadintų iškasenų kurą tam, kad sukelti idėją apie jos retumą, apie jos trūkumą. O tiesa yra tai, kad tai yra antras skystis, kuris yra labiausiai paplitęs Žemėje, iš karto po vandens, ir jis generuojasi iš Žemės gelmių greičiau, negu jis kada nors gali pasibaigti. Ir Trumpas šitą pasakė, ir tai yra jau dabar akivaizdu. Ta nafta iš Žemės pradeda trykšti daug kur. Čia yra pezalai, kad jinai baigėsi, viskas vyksta, mūsų planeta yra dar nežinoma kokia, mes čia tik spėliojame, aišku, kokia ta forma, dydis ir visa kita. Bet panašu, kad tai yra tai, ką mes turime sužinoti. Mano teorija būtų tokia, mano nuomonė būtų tokia. Gal aš nesąmonės kalbu, gal mano yra įsitikinimas visiškai neteisingas, kad tai yra gyvas organizmas. Žemė, turiu mintį, tai yra gyvas organizmas, kuris naftą gamina, kaip ir visi gyvi organizmai, gaminantys savo kažkokius skysčius. Ir įtariu, kad nafta yra gaminama be galo. Ir tai yra ne jokie neiškasenų kūrai. O štai jam čia geras, man patiko ir komentaras. Sako, aš gavau kūro inžinerijos laipsnį 1970-aisiais ir dirbau naftos industrijoje beveik 40 metų ir aš niekados nebuvau girdėjęs iškasenų kūras naudoto termino naudojimo industrijoje. Terminai nafta ir dujos buvo naudojami tam, kad apibūdinti pagrindinį terminą, kuris vadinasi hidrokarbonatai. Tai yra hidrokarbonatai, tai yra skysti karbonatai. Vandeniniai, skysti karbonatai, ar ne? Tai yra energetika paremta karbonatais arba skysta anglis, ar kaip čia nori, taip vadinkite. Taigi viskas yra suokalbio teorija ir šie metai būtent tai ir parodė. Peteris Svidenas rašo, tu negali to išgalvoti.